Ir tada vieną dieną supratau, kad noriu tapti nieko. Tiesiog ištrinti save. Išvažiavimas į Aziją, ieškoti Dievo, ieškoti savęs, šiandien skamba kaip klišė. Kiekvienas turim bent vieną pažįstamą, kuris viską metė, išvažiavo kažkur į Indiją ir nušvito. Tolima kelionė nėra būtinas faktorius, kad atrastum save, bet vietos pakeitimas, nori duoda savo efektą. Nereikia 2000 kilometrų, nereikia didelio biudžeto, gali užtekti ir mažo pokyčio. Man tuo metu norėjos didelio pabėgimo. Atrodo, kad neužteks pakeisti būstą, miestą, norėjau pabėgti kažkur toli. Kažkas galbūt gali pasijuokti, įdėti į bendrą katilą su visais. Ir iš dalies galbūt jie bus teisūs. Štai viena anotacija pavadinta biudžetinis Dievo paieškų projektas skambėjo kažkaip taip. Dvasinės klajonės. Būtinai įtraukiant ir geografinį persikėlimą į kokią egzotišką šalį ar šalis. Tokią istoriją per 3 valandas gali ištriesti bet koks kavinėje sutiktas daugiau ar mažiau pažįstamas tipas. Ir tebūnie, labai geras atsiliepimas. Niekada nesakyčiau nieko blogo šitam. Pasiklioviau lošimų kauliukų magiją, monetom išmeti ir ten herbas arba pinigas. Metaforiškai šnekant, pasukau gaublį, dūriau pirštu ir rutuliu sustojus baksnojau į Vietnamą. Neskaičiau jokių turistinių žurnalų, jokių atsiliepimų apie šitą šalį. Viskas, ką žinau iš vadovėlių, istorinės tragedijas. Nusipirkau bilietus ir pradėjau planuoti kelionę. Vien tik kelionės, kad taptum nieko, turbūt neužtenka. Ištryniau visus Facebook įrašus. Labai daug užtruko laiko, nes ištrini, perkrauni puslapį, žiūri, kad dar kažkas iškrenta. Atrodo, kad ne viską tau rodo per tą vieną kartą. Radau, kad jeigu pakeiti Facebooko nustatymus, kad esi iš tam tikros šalies, ar tai Afrikos ar Azijos šalis, kurie galbūt neturi vardų pavardžių kaip po konstrukto tokio, tau leidžia pasilikti tik tais vardą. Tai ištryniau pavardę, palikau tik vardą, ištryniau visas nuotraukas ir įsikėliau, kur tiesiog esu visiškai užmaskuotų veidų su kaukė. Išvis ištryniau Instagramą, perėjau per visą internetą, kur dar mane galima rasti. Tai va, pirmas etapas padarytas. Manęs nebėra skaitmeniniu būdu. Nusiskutau barzdą, turbūt pirmą kartą nuo tada, kai pradėjau iš viso augti ir pradėjau auginti plaukus, nusipirkau naujų rūbų ir štai antras etapas padarytas. Atidaviau visus daiktus savo, keptuvės, šaukštus, lėkštes, mikrobangę, knygas. Atidaviau raktus buto ir išvažiavau. Skrydis buvo per Maskvą, Maskvos oro uosto tūlikėje išmečiau žieminę striukę. Skaitmeninis asmuo ištrintas, išvaizda pakeista, grįžti nebėra kur, viskas. Tuo metu buvau Hošimine, beveik piečiausiai esantis taškas, kažkada vadintas Saigonu, gyvena apie 9 milijonų žmonių. Antras pagal didumą miestas yra Hanojus, šiauriai. Idėja būtų tiesiog pervažiuoti visą Vietnamą nuo Hošimino iki Hanojus. Tikslas, kurį susigalvojau, atrasti miestelį, kuris būtų man artimiausias širdžiai ir pasilikti ten metus gal 2. Gyvenimas sukrito šiek tiek kitaip, po kelių mėnesių turėjau grįžti atgal, bet šita idėja vis dar liko ir galbūt kada nors gyvenime įgyvendinsiu. Labai nenorėjau grįžti. Mano tikslas buvo sudeginti visus tiltus ir išvažiuoti. Grįžau į ganėtinai svetimą miestą savo, kurio visiškai jokia forma niekada nebuvau čiupinėjęs, niekada negyvenau ten. Grįžau į Kauną. Draugė pasiūlė apsistoti jos mamos bute, kuris 7 metus negyvenamas. Būstas kažkada buvo socialinis būstas. Taksistas pasakojo, kad ten kažkada buvo 4 taškai alkoholio. Būdavo eini gatve, pamatai pažįstamą žmogų, sveikini su juo ir jis tiesiog praeina pro tave abejingai. Pradžioj buvo šiek tiek netikėta, jau net ir pamiršai, kad tavo išvaizda kardinaliai pasikeitė ir kad tave atpažinti gerokai sudėtinga.
Nuėjau pas bičiulį, jis dirbo tuo metu akinių parduotuviai. Pagaliau pabaigęs pokalbį prieina prie manęs. Taip labai oficialiai sako, ponas, kuo galėčiau padėti. Tol, kol nepradėjau kalbėti, turbūt niekaip nebūtų pasakęs, su kuo aš čia bendrauju. Mes tada apsikabinom. Ir tai buvo pirmas žmogus, su kuriuo susitikau po savo klajojimų, bandymų pabėgti nuo kažko. Pamenu Aristotelio citatą, tie, kas tenkinasi vienatvę, yra arba laukiniai žvėris, arba dievai. Turbūt esu nei tas, nei tas. Pabėgimas žavi, ištrinimas savęs žavi, bet tai buvo eksperimentas, bandymas suprasti, nuo ko aš bėgu.